Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi ir vėl mes sugrįžom į eterį. Čia Krista, ką tik grįžo šviežiai iš garažo ir... Povilas, ką tik grįžęs iš audros. Čia pas mumis dangus į žemę maišosi. Tai labai smagu įkristi į šiltą eterį. O vis dar už lango maišosi dangus su žemė ar jau Ne, aš čia tokioj užvėje tokiam gyvenu, tai dar kažkaip normaliai. Nežinau, negirdžiu. Good. Tai norėjau papasakoti šiaip visiems, kas gal pirmą kartą įsijungia. Tai jūs pataikėte į podcastą Draugai be privilegijų, jisai audio formatu. Ir šiandien bus pagrindinė tema santykiai ir emocijos, antra dalis. Mes ją pratęsim. Iš pradžių biški toksai bus įžanginė įprasta dalis, kur mes biški padiskutuojam apie kas gero. Ir tada pradėsim lysti į rimtesnius reikalus. Tai kaip ir visur reikia foreplayaus. Tai čia biški bus foreplayas toksai. Tai va. Tai Krista, kaip tu? Visai neblogai. Biški pavargau šiandien. Kaip visą laiką, žinai, pasitaiko, reikia eiti į eterį, visą laiką reikalų atsiranda. Taigi, dažiau mašinai suportus. Malodėts. Jo, nes biški pradžioj buvau starius, kad gal, žinai, ne aš dažysiu, kad man nudažys. Lik ir buvom ten kainą, žinai, sutarę viską. Paskui čia dar tuo pačiu reikia kaip ir diskus su stabdžių kaladėlėm pakeisti. Ten ir taip. Nu ir, žodžiu, galutiniam variantė man turbūt būtų gavęs iš 107 euriukų. Tai taip, tada dar biškai pamaščiau, nes tada pagalvojau, kad dar biškai kitų darbų reikia padaryti. Nu ir tada galutiniam variantė nusprendžiau, kad vis dėlto keisiu tik tais stabdžių diskus ir tuos kaladėlės, o suportus nusidažysiu pati. Tai va. Tai va ir dažiau. Iš flekonėlio. Iš flekonėlio. Labai gražia. Toks, žinai, kaip gavosi toksai vienas riebus sluoksnis. Nes, šiaip labai durnai gavosi tame, kad nei buvo to laiko, kad normaliai, žinai, nudžiūtų ir ten daryti kitą sluoksnį, nes skubėjau grįžti į mūsų susitikimą. Tai gavosi, kad tiesiog, žinai, taip nupurški, tada dar kartą nupurški, kol matosi tiesiog tokia ryški, graži mėlyna spalva ir galvoju, gerai, sueis, iki sekančio karto. Tai va, tai nežinau, kaip ten gausis, aišku, dabar, žinai, dar kaip atrodo ten pasišviti, kažkas matosi, tai galutiniam variantė, kai jau viskas rytoj susidės, ratai, viską, nu va, tada bus galima žiūrėti, kaip ten viskas žiūrisi, tai tikiuosi, kad bus bent jau pusė velnio, o jeigu bus gerai, tai iš vis bus labai gerai. Bus geriau negu buvo, manau, nes buvo, žinai, tos metalas spalva, purvina, o čia biški jau švies ir gerai bus. Tai vis biški kažkas išryškins, žinai, tai va, tai tikiuosi, kad bus gerai. Tai truputuką galiu pasakyti, nusikaliau, nes dar plius ir nugarą pradėjo skaudėti, tai nelabai faina buvo. O, Jėzu. Jo, visos bėdos. Bet, sakau, šitoj vietoj galbūt sutaupiau ir va, nežinau. Tai, manau, sutaupiai ir dar darbų pasikeisti stabdžius trakysi. Supratau, aš tai šiandien kažkaip tokia labai įdomi diena buvo, nes labai tokia stipri audra, toks vėjas stiprus, lyja visą dieną čia ta banguoja, ta jūra. Tai, tokia neįprasta diena, labai, labai stiprus vėjas. Net ant jūros matosi tos, žinai, kaip būna baltos bangelės tokios, kai labai stiprus vėjas. Normaliai. O tai senai gal jau tai buvo, argi, kad tokia audra? Nu, būna šitų audrų, bet ne labai dažnai. Karts nuo karto čia taip, kaip prie jūros, tai vėl dažnai, bet tokių būna. Tai gerai, kad jau pliusas, žinai, nėra tas lietus, nes sniegas, tai čia būtų ragas. Dar lietus, tai lietus, žinai, gali iškentėti. O tai jeigu būtų buvę biški tokias, aišku, jeigu sniego audra, tai ir viskas yra užpustyta, sunku pravažiuoti, dar jeigu plius ten šala. Jo, tai čia būna jau kita istorija. Bet
tas gerai, kai esu sunkesnis, žinai, tai netaip nupučia. Realiai net netaip nupučia, tavęs visai nenupučia. Tu kaip tas Nu, jo, inkaras, žinai. Nu, aš kaip inkaras, bet kai važiuoju per kelią, žinai, ir pučia šoninis vėjas, labai jaučiasi, turi net vairą pasukęs laikyti į dešinę, žinai, nes iš dešinės pusės vėjas, žinai, tai palinkęs mašiną važiuoja, žinai, palinkus biškį į šoną. Taip, tai, nu. Tai realiai galima sakyti, kad tu labiau jauti, kai su mašina važiuoji tą šoninį vėją, negu kad tu pėsčiom eini. Tai įsivaizduok, ant kiek. Kiečiau nei mašina. Nu, aš kiečiau, bet nu taip, būna, kad tos mažesni žmonės tas vėjas neša. Žinai. Esu tą patyrus, žinok. Ta prasme, žiauri, ne fainai, kai tu tiesiog eini ir darai pačią, jeigu prieš vėją, tai taip, žinai, grinai net palinksti į priekį, nes, nu, tu jauti, kad neša atgal, o jeigu ten, tarkim, turi nugarą pučią, tai jau ten, tu žiūri, kad jau nebeini, o bėgi, žinai, tai toks, nu, yra buvę, tai nesmagu, žinok. Privalumai 100 kiam plus svorio, žinai. Tvirčiau ant žemės stovi. Normaliai. O, žiūrėk, tu sakai 100 kiam plus, aš panašiai pinigų sutaupiau. Atitiko skaičiai beveik. Beveik. Netaupiau, žinai. No. Tai stengiasi net džimenį nešioti vandamkių, žinai, kad, nes matau, kaip kolegos, draugai intimidated būna pagal bico dydį, žinai, ir taip matau, kaip pažiūri, žinai, ir taip atsiranda tokia įtampa tarp vyrų, žinai, kai moterys užpavydė moteriai kokios suknelės ar kažko, žinai. Tai vyrai arba užpakalio. Arba užpakalio, tai vyrai geinsų irgi užpavydė, kai yra geinsai geri, žinai. Ir tada toks įsijungia biškė vaibas. Tai tie žodžių kudi jau paskui bachuriukai džime jau... Ne, tie kudi, tai ne, kudi, kaip tik tie, kurie užsikočioja ir dar jiem trūksta biškį to, žinai. Supratau. Nes jie, žinai, varo dugnais ir pažiūri, blemba, dar tas didesnis. Ir tada reikia dar, žinai, leistis daugiau visokių ir papildų. Jau, aš toks maždaug, kas daro? Ką jis daro? Kaip čia jam taip? Tai, žinai, kitiem tai reikia kiti tik, žinai, su papildais gali. Čia man dar nature man davė tą stambumo geną, jeigu nesportuočiau, būčiau storuliukas. Tai realiai tau ir gaunasi, žinai, kad tu turi tada ir sportuoti ir tą mitybą prižiūrėti, kad biškai neatsipalaiduotum ir tada nebūtų, žinai, tas toksai, kur čia kočiokas, storuliukas. Nu taip, tai faktas, tai, žinai, čia ta problema, žinai, kad nereikia jokių svogūnų, kaip čia vadinas, svogūnų leisti, žinai. Tai kita pusė, nereikia tų svogūnų, bet reikia prižiūrėti labai mitybą ir aktyvų gyvenimą gyventi, jeigu nori būti formai, žinai. Tai aš manau, kad šituo atveju, žinok, šitas yra geresnis dalykas. Jo, geriau. Tiesiog reikia. Gensas, bet, žinai, natūraliai tada jau tu tą kūną savo formuoji. Žinai, kai nieks iš kelio neveda, čia aš tokiam esu savo kelyje. Tai kai nieks nemaišo, žinai, kai vienas, tai neblogai gali reguliuoti save. Tai... Šiaip jo, nes tada gaunasi, kad tikrai niekas nemaišo. Pagundų mažiau, žinai. Jo, kad maždaug, tai gal čia ko nors, naktipiečiams, gal čia kokių užkandukų, važiuoja, gal pyragaičio nori? Ne, nenoriu. Man ir taip gerai. Bet sunku yra, žinai, ta prasme, kai nori pasidžiaugti su kažką, žinai. Nu jo, iš tikrųjų gan sunku, nes vis tiek tada dažnai toksai atsiranda, kur tipo, gal kažką nori, tada dažnai kažko ten papjaustai, biški to ir žiūrėk, kad jau irgi kartu valgai ir taip, ups, na, nieko nepadarysi. Nu čia ypatingai galioja su antra pusė, kai turi, žinai, nori pasidžiaugti, kažką žiūrėt, žinai, norit kažką valgyti, biškai atsiranda toksai pasidžiaugimo kartu laikas. Bet žinai, kaip sako, happy wife, happy life. Nu taip, bet tas geinsų nepriduoda, žinai, kur aš noriu. Tai tas kaip tik biškai pastumė šoną. Blaško, merginos blaško kačiokus. Kaip ir... Nu. Bet kalbant apie merginas, apie žmonas ir panašiai, tai mes jau kaip ir grįžtam į santykių temą. Jo, mes kaip ir natūraliai atėjome iki to, tai mūsų sekanti tema emocinis saugumas santykiuose. Ką tai reiškia? Terminais papasakoti?
Šiaip tai galiu terminą, jeigu tiesiog, jeigu rimtai, nes aš galbūt kitaip biški, žinai, įsivaizdavau, bet realiai matai biški apibrėžia daugiau, tai gal netgi ir paskaitysiu, kaip rašo, kad emocinis saugumas tai vidinė būsena ir santykių pagrindas, leidžiantis jaustis priimtam, suprastam ir gerbiamam be baimės būti teistam ar atstumtam. Tai esminis pamatas vaikų raidai, mokymuisi ir sveikų suaugusių ryšių kūrimui, jis apima atvirumą, pasitikėjimą ir gebėjimą reikšti jausmus. Tai realiai gaunasi, kad pagrindiniai aspektai yra santykiuose, vaikų emocinis saugumas ten, nežinau, klasėje kažkur tais. Bet matai, apima ne tik santykius, bet tiesiog, kad galbūt kaip žmogus emociškai jaučiasi saugus kažkokioje konkrečioje artimoje, žinai, aplinkoje. Tai taip, čia kaip ir vaikai ir kaip ir antra pusė, Jo, bet kaip pagalvojus, tai žinai, manau, kad tas emocinis saugumas, tai, jis turėtų būti santykiuose kažkaip tais, būtų gerai, kad būtų sveikuose, žinai, santykiuose, kur tu ten kažką, žinau. Tai jis to pirma turi būti pasitikėjimas, kad būtų emocinis saugumas, žinai. Jeigu tu nepasitikė partneriu, žinai, tai koks tas emocinis saugumas bus, tai tada nesijausi saugiai, žinai, galvosi, kad tave prižiūri antrą pusę, nepasitikė. Jeigu, žinai, toksai būtų, kur, tarkim, jeigu tu ten galvosi, kad galbūt tavo ten antra pusė, žinai, klausimas, ar tau ten bus ištikima, jeigu, kaip ir sakai, nepasitikėsi, ten dar kažkas, tai, automatiškai tu to saugumo neturi, nes turi kažkokią tais baimę, kad galimai tave paliks, kad nesi užtikrintas tai santykiais ir panašiai. Tai jeigu viskuo, žinai, esi užtikrintas, tai manau ir jauti tą tokį emocinį saugumą, nes, tu negalvoji apie tokius dalykus, kad blemba, aš nežinau, ar čia manęs nepaliks. Tu tiesiog tavo santykiai yra tokie, kad tu apie tokius dalykus net negalvoji. Bet vis tiek gali pavydėti, žinai, kai, pavyzdžiui, būna antra pusė išeina su draugais įvairiais ar pažįstamais ir vis tiek tu to dėmesio gali tiesiog pavydėtam žmogui, žinai, gal žinai, kad neapgaus, žinai, bet tiesiog žinai, kad kažkas bandys kalbinti, žinai, vis tiek, nėra taip, kad balta juoda. Dėl to tai jo, nes pripažįstu, kad gali, žinai, kažkaip tiesiog tokį, kaip čia pasakyti, gal nebūtinai pastoviai galvoti ar dar kažką, bet tiesiog gal tuo metu, kai išėjo jausti tą tokį, žinai, šiokį tokį nestabilumą arba ten sakykim, kad, žinai, jau išėjo, žinai, ir pavydžiu, žinai, tarkim, nes kas bus, kai bus, gal kažkas pakalbins, kaip tu ir sakai, tai manau, kad visi turim šiokio tokio to, gal sakyčiau, nerimo biški, žinai, bet tuo pačiu, žinai, kad ir turime to nerimo, bet kokiu atveju mes negalim, žinai, drausti, susitikti žmogus su draugais, nes čia yra kažkokia nesąmonė, žinai. Bet kaip tai sudylinti, žinai, nes tu kaip nenori parodyti, kad tu pavydi, kad leis laiką su draugais, bet ir nenori, kad sureaguotų į tai tavo antrą pusę, žinai, kad tu čia kažkaip pavidaliauji, žinai, bet tai yra natūrali tavo reakcija tiesiog, nes tu prisigalvoji, žinai, kad žmogus charizmatiškas, tau jis tinka, tai ir kitiem tik, žinai, ir tai tada prisigalvoji, kad ir, žinai, šnekės, ar ten gal nekaltai juokaus, bet gal tu biškai vis tiek pavidaliausi. Tai žinai, gal toksai gaunasi, kad tu ten gali, žinai, ant prikolo pasakyti, kad ten, nežinau, kai išeina, žinai, nedaryk to, ko aš nedaryčiau, arba ten, žinai, ar kažką, žinai, ten nenukabint, žinai, bet ten, sakau, kaip juoko kažkaip tais išaiška, bet, žinai, gal tada, ir, tarkim, nesupyktų, bet ir tu gal, žinai, tokiu būdu nenori nieko blogo pasakyti, bet, gali ten netyčia galbūt leptelt, ar ten, žinai, pajokauti, bet nežinau, gal tiesiog geriausias variantas, žinai, bandyti žmogum pasitikėti, o ten jeigu ir turi šiokio tokio jauduliuko, nemanau, kad ten reikia iš karto jį išreikšti, žinai, arba ten vos neišvarivau. Tai ką veikėt, tai kur eina, tai kada grįši, žinai, toks net žmogus atsipalaiduoti negalėtų. Tai nežinau. Net aišku, ten, jeigu, žinai, jaudinasi, kur tu ten, žinai, paklausi, ar viskas gerai, žinai, tai čia kas kažkiek laiko, tai čia viskas ta prasme, tai yra natūralus rūpinimasis, žinai. Bet tiesiog kartais būna, kad skirtingai atrodo, kiti ten rūpinasi, bet iš tikrųjų tokie labiau savininkiški, bet tie, kur savininkiški, tai tada tiesiog bandytų visais įmanomais būdais, kaip čia pasakyti, neišleisti, žinai.
apsukti viską taip, kad tiesiog pats žmogus nebenorėtų išeiti, žinai. Nu jo, čia tie savininkai, kur būna, kurie visai jaunina, žinai, bando kontroliuoti viską. Nu, bet Bet kažkiek tai to pavydo, tai manau, kad yra to gerai, nes tai reiškia, kad rūpi tas žmogus. Jeigu tu nieko nesakai dėl to, žinai, tu jauti jį, žinai. Nu, ten jeigu, žinai, vos nesakai, kad ai, varyk, kur nori, man pofik, nu, tai čia jau, žinai, čia jau nesąmonė yra, čia jau irgi, žinai, toks red flagas, nes toks vis, kad tau net nerūpi tas žmogus, tai nu, neturėtų tai būti. Yra kažkoks, vis tiek kažkoks viduriukas, žinai, turi būti tarp to, kad kaip ir tu sakai, kad jo, viskas okei, ten varyk su draugais susitik kažkur tai, žinai, bet ir tuo pačiu, žinai, maždaug tik ten atsargiai, žinai, man rūpi, kad viskas tau būtų gerai ir taip toliau, žinai. Arba dar aišku priklausomai nuo to, su kokiais draugais, žinai, varo. Tai va. Nes, pavyzdžiui, su kokiais tu draugais neišleistum. Nu, nežinau kaip pasakyti, neišleistum, bet tarkim, kur jau sakytum, blemba, klausimas, ar tau čia su jais reikėtų eit, tai čia su kokiais. Gal pradėkime nuo tų, su kuriais išleisčiau, žinai, tai tokiais, kur yra ilgamečiai draugai, žinai, ir kur, nu, pažįstu, kad žinau, kad jau ten jie labai seni draugai, žinai, tai jokių problemų. Patikimi tokie, žinai, atrodo. O neišleisti, nežinau, gal su kokiais seksais, ten, tipo, būna irgi tokių variantų, žinai, kad palaiko ryšį. Tai ką kažkaip vis tiek būtų pavydu, žinai. O dėl visų kitų, tai čia sunku, žinai. Čia labai pagal situaciją jau yra, kokia mergina, kokia ten kurais, su kuois, žinai, nu, labai skiriasi ir kokią veiklą užsiims, tai labai sunku tai nusakyti, žinai. Na, šiaip teisingai sakai. Ir to labiau, kad, žinai, paminėjai tos buvusius partnerius, tai čia žiūriu labai gražiai kitą temą užkabinai. Buvę partneriai. Nu. Tai va, tai buvę partneriai, tai kaip su jais yra? Buvę partneriai grėsmė ar normalu? Manau, kad tai labai priklauso nuo to, galbūt kokie buvo tie santykiai, kaip žmonės įsiskyrė, galbūt kodėl, bet dažniausiai kas būna, kai jau įsiskyrė ten, žinai, su tais visais konfliktais, nu tai dažniausiai jie ir nebūna, kaip čia, draugai, nu tikrai nelieka, nes jeigu ten, žinai, ten vienas galbūt norėjo skirtis, kitas ne, ten, žinai, su trenksmais kažkokiais išsiskyrė, bet ten, tarkim, jeigu kitas dar ten sako, norėjau būti kartu, tu čia nenori, žinai, nu tai kažkaip irgi nepasakyčiau, kad ten gali likti, žinai, draugais. Jeigu dar ten, tarkim, kažkas kažką išdavė, tuo labiau, nu, jeigu yra, žinai, kažkokios tai nuoskaudos, tai kokia gali būti draugystė, jeigu dar, žinai, kažkokių nuoskaudų. Ne, bet apie tą net manau, kad neverta kalbėti, nes tai iš karto atkrenta tokie variantai. Ja. Na, bet tarkim, jeigu, pavyzdžiui, išsiskyrė kažkaip gražiuoju, ne, nu ir tai palikom draugai. Nu, ir tipo, nu, ten kažkokie atsiranda, žinai, bendri reikalai, kažkokios veiklos, ten šokiai, nežinau, ten būreliai. Nu, pavyzdžiui, gal, žinai, netgi, turbūt gal vienintelis variantas, kur dar, tarkim, galėtum pasakyti, kad gal normaliai, kad galbūt nėra grėsmės ir, tarkim, dar suprasčiau, kur, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, jūs buvot, nu, ten, nežinau, blembaškai, visą gyvenimo draugai, nu, tarkim, vat, tu ir ta mergina, arba ten, nu, jo, tavo atveju, tarkim, tu ir, vat, mergina buvot, žinai, draugai, ir tada jūs kažkaip sugalvojot, kad jūs išėjot iš friendzauno ir viens kitam patikot ir galbūt jūs galėtumėt būti pora. Nu, ir kažkurį ties laiką, tarkim, draugavot, nu, bet jums nifiga nepaėjo, nes supratot, kad jūs vis dėlto, žinai, buvot geresni draugai negu pora. Nu, tiesiog, nes tikrai tai būna, kad, pavyzdžiui, kaip su žmogum, kaip tu su draugu tu gali sutarti, nu, viskas okei, bet, tarkim, jeigu kažkas daugiau pereina į santykius ir ten jau poroj, nu, tiesiog neįmanoma, žinai. O ar nesugadina draugystės, pertrauksiu šios dalykus? Man įdomu. Šiaip gali, žinok, sugadinti, bet va tas va ir sakau, kad arba sugadintų ir tiesiog nebūtumėt draugai, nes nesugebėtumėt būti draugai, bet jeigu vis dėlto buvot prieš tai draugais,
pabandėt santykius, nepaėjo ir nusprendėt, kad vis dėlto geriau likti draugais ir pavyksta tuos draugiškus santykius palaikyti, nu tai tada kaip ir viskas ok atrodytų. Žinai, nes, nu, tipo... Bet aš manau vis tiek, kad pabandant vis tiek iš viena pusė bus nuskaudinta ir jau susigadins draugystę, nes vis tiek vienas, kuris bus daugiau norės tų santykių, kitas mažiau. Vienam tiks labiau, kitam mažiau, tad liks tokia nuoskauda, žinai, kad vis tiek jau intimumas. Irgi gali būti. Ir jeigu buvo viskas, žinai, tai jau ne, realiai, kaip sakoma, ne ten, kur valgai. Šitas irgi geras. Ir nevalgyk ten, kur šikė, ne? Nu, tai čia, lasda turi du galus. Ja. Tai, žinai, tai šituo atveju, sakau, nebent čia būtų toks variantas, kur, tipo, nu, tikrai abu žmonės pamatė, kad čia, nu, pizė, niekas nesigauna. Nu, tikrai nebūsit, žinai, pora ir tiesiog abu vienareikšmiškai, ne, blema, mum tik tais draugais ir tai būti. Na, tai vad gal, bet čia taip įsivaizduoju, kad tikrai retais, labai retais atvejais nutinka ir labai mažai žmonių su eksais lieka draugais. Nu, jeigu ten, tarkim, ir lieka, kur ten nelabai aišku santykiai būna, nu, tai jau čia tikrai eina link grėsmės, nes, tipo, negali pasitikėti ir nežinai, kaip ten kas gali būti. Tai va. Nu, čia priklauso, kaip tu įsiskiri, žinai, jeigu tu gražiai įsiskiri, tai yra tikimybė, kad tu liksi kažkiek draugai, žinai. Bet, gali. Nu, čia ne visiems. Arba, žinai, tokie pažįstami tada toksai labiau, kur, tipo, kur tu kaip ir galėtum, žinai, su to žmogum bendrauti, bet jau ne per daugiausiai. Jeigu, tarkim, kažkur bendroj kompanijai susitiksit, tai kaip ir dzin, žinai. Tai, nežinau. Tai esmė tokia, kad sugadina, jeigu tu buvai friendzone, išėjęs iš jo pasibandėjai ir draugystė sugadina. Nu, biški sugadina, bet gali būti taip, kad, tarkim, jeigu biški sugadino, tada kažkokią tai pertrauką padarėt, tada pasišnekėjot. Ir tada supratot, kad, nu, vis dėlto blembačkėjo, mes esam draugai, pasilgom tų senų laikų ir kažkaip tais gal, kad, jo, vis dėlto paliekam, žinai, tą draugystę ir kartais, žinai, jinai sugrįžta į savas vėžes. Bet čia gal, žinai, tada, sakyčiau, labiau tarptų gal ponų, žinai, kažkaip galėtų būti. Nors ir tai dar klausimas, nes, tarkim, aš kažkaip nefriendinu, žinai. Aš tada unfriendinau, žinai. Gal ten koks vienas, žinai, ir yra variantas. Bet šiaip tai sakau, kažkaip tais pastarosios draugystės, kurios buvo, tai jos taip, žinai, ir užsibaigė. Tai nu ir pas mane realiai panašiai, gal yra tokie dalykiniai likę su ekse tokie santykiai, bet šiaip nutrūkė jo. Tai... Aš manau, kad gerai, kad nutrūksta, nes reikia žmonės laiko kažką, tipo, dar tą žmogų laiko, kažkokiam stalčiui pasidėjo, žinai. Vis tiek kažkokią dalį turi tas žmogus, žinai, tai reikia paleisti, žinai, kaip tą karvelį per langą, žinai, skrisk. Toliau. Ir kažkaip gal tada, žinai, ir tavo tada antrai pusėje visai kitaip, žinai, nu, gal tada, žinai, lengviau pasitikėti ir paprašiau, žinai. Jo. Tai esmė kokia, buvo partneriai grėsmė ar normalu, tai... Nu, iš dalies turbūt, kad grėsmė, ne? Nu, taip. Didesnė dalis. Didesnė dalis, taip. Būna unicornų, kad ne, bet ne veltui tai yra tabu ir nieks to nepraktikuoja, žinai. Eksas yra eksas. Ne veltui eksai, nu. Ne veltui eksas yra, jau tai atsimink. Prieš tą vakarą, kai tu atsėsi su to vyno buteliu ir bus liūdna, žinai, norėsi rašyti, tai prisimink, kad tas eksas ne veltui yra eksas. Jo, kaip pagalvos, jeigu jau išmetė iš šiukšlės, tai ir neini jų pasižiūrėti, ar tikrai jos išmestos. Nu taip. O šiukšliadėžės, kad žinau, buvo atvažiavęs ar ne, kad tas mano maišas išvažiavo, ar dar ten tam konteineriui. Nu, aš nedėčiau visus eksus į tą šiukšliadėžės komponės. Ne, čia tik tais toks, čia tas blogas, žinai, kur tipo apie tos blogosius, žinai. Jo, blogas eksas. Apie tos red flagus, žinai. Jo, tas visą raudoną vėliavą jau, žinai, tokia. Jo. Čia tiesiog kažkada esu girdėjus tokį, palyginimą, tai galvoju, gal ir visai gerai, žinai. Na, jeigu blogas eksas, tai jo. Jeigu blogas seksas, tada jo. Tai nėra čia ko ir grėžiotis atgal. Tiesiai šiukšlių kibirą. Šitą dar, tada į tą patį, paimam šitą temą. Ar reikia dalintis slaptažodžiais? Kokia tavo nuomonė apie tai?
Žiūrint, kokiais slaptažodžiais. Jeigu, Nu, tarkim, pavyzdžiui, ragelio. jeigu, tarkim, ragelio, tai manau, kad jeigu neturi ko slėpti, tai nieko tokio, jeigu tavo... O tai tu neįsižeisi, kad neprašo to? Ne, aš tiesiog niekas neprašė, bet šiaip iš tikrųjų, žinai, mano atveju buvo, tai nei viena, nei kita net neprašėm, bet tiesiog kažkaip tais kažko, kai reikėjo, žinai, kai ten, tarkim, telefoną, gal kad ir kokią muziką paleidai, ten sakai, gal gali pasižiūrėti ir tipo, ai, nu, okei, tai tavo ragelis užrakintas, tu tiesiog pasakai slaptažodį ir tu jo net nekeiti, žinai, ir tiesiog žino, kad tai yra toksai slaptažodis. Ir tarkim, kai kažko reikia, arba, žinai, ten, gal galiu tavo telefoną pasižiūrėti ten kažką, nes mano ragelis įsikrovė, tai jo, nu, ten pasižiūrė, žinai, tai tokiu būdu viena kitos ragelio slaptažodžių žinom. Tai manau, kad čia yra kertinis dalykas, kai taip natūraliai atskleidi savo slaptažodį, parodydamas, kad tu neturi nieko slėpti, žinai. Tai yra čia tas sveikas būdas atskleisti savo slaptažodį ir parodant savo pasitikėjimą, savo ištikimybę ir tai, kad neturi slėpti, žinai, nes tu taip nedarysi, jeigu turi kažką ten prisimakalavęs. Aišku, tu yra visokių appsų, kur ten gali kažką kišti, užkišti, žinai, tai čia norint būti blogiečiu, tai galima lengvai tai padaryti šiais laikais, žinai, ten yra Secret Folgeryje, Apple su slaptažodžiais, ten gali, yra programos, Snapchat'e, pavyzdžiui, ten nesimato, kur ten ką rašai, žinai, ir tas pats ir Messenger'e jau darosi, tai, žinai. Tai... Nu, jo, yra tokių variantų, kur tu gali, žinai, pasidaryti, bet, nu, žinai, čia jau tada lieka tavo antros pusės sąžinės reikalas ir arba kažkada išlys, arba neišlys ir, žinai. Žinai, kaip kartais pagalvojus, nežinai, ir tipo širdies neskauda, bet kita vertus mažiausiai norėtųsi, kad tave pastoviai apipisinėtų. Na taip, nesinori, bet ar pavyzdžiui, ten tokius, kai būna tie balti melai, žinai, kad kartais reikia ką pasakyti, kad būtų, žinai, nepakenk, žinai, tai, bet aš nekalbu išdavysės, apie šiaip kažkokiu, žinai, kad kažką ten, kažką biški, šiek tiek, žinai, kažką ten biški sukultūrinai, žinai, bet, nu, ne... Kitaip pasakei, negu yra, ne taip... Jo, biški pakeitei, pasukai savo pusę, biški tą reikalą, žinai, tai... Kad gražiau skambėtų. Jo. Tai... Na, pavyzdžiui, kaip pagalvojus, vat, tarkim, praeituose santykiuose, atsimenu, kai buvo, kaip tarkim, pavyzdžiui, žinai, ragelio slaptiką, nu, nes tiesiog, jeigu ten kažką, žinai, ir kažkur tik kartą atsimenu, kad gal ar muziką norėjau perimti, ar kažkas tai tokio, žinai, vedu slaptiką ir jisai netinka. Ir tipo, what the fuck. Ir taip sako, žinai, tai tipo pakeičiau, žinai, o tai kodėl tai pasikeitei? Toks, kur, žinai, jo, ir ten kitokį šovę. Tai čia, tipo, buvau su viena draugė sutikus, nenorėjau, kad ten, tipo, mano kažką ten pamatytų ragelį. Nu, kažkaip, tipo, draugė. Ir dėl draugės pasikeitė slaptažodį ir aš taip galvoju, ką tu čia svaigsti? Kad čia man knisi protą, nu, galvoju, jau nebesvai gerai. Ir ten, neatsimenu per kiek laiko, bet esmė tokia, kad gal taip pasikeitė slaptažodį ten porą kartų, žinai, ir taip atrodytų, nu, okei, čia aišku, kad žmogus kažką turi slėpti, žinai. Ir tiesiog, ir paskui ten, žinai, tokie dalykai po truputį galiausiai, žinai, išlenda. Tai va, tai manau, kad ir tų slaptažodžių pakeitinėjimai, žinai, toksai yra tikrai šiek, nu, red flagas. Tai va. Pritariu šitą dalyką. Gerai, tada prieinam prie sekančio. Čia kaip ir labai trumpas šitas buvo. Ilgalaikiai santykiai versus aistra. Tai gal to pasme, gal čia iš tos pusės, kad aistra būna pačioj pradžioj ir paskui ar neišblėsta, jinai gal ilgalaikiai. Nežinai, kai nauja viskas būna, tai būna taip, žinai, nu, to buitekas dar nebūna atėjęs nieko. Tai ar išeina išlaikyti, žinai, tą, gal kaip išlaikyti tą visą aistrą ir tą tokį užsidegimą, tą pradinę, kad degtų jisai panašiai, žinai. Šiaip, žinai, kaip neįvisti tą rutiną. Jo, aš tik tai, žinai, dar galvočiau, kaip būtų galima suprasti šitą, žinai, ilgalaikiai santykiai versus aistra, žinai, tarkim, kad, pavyzdžiui, žinai, kad galbūt tuose ilgiau betrunkančiose santykiuose, žinai, gal tos aistros, žinai, tiek nebūna, nes, pavyzdžiui,
kur atrodytų ten kai kuriuose santykiuose, kur ten ta aistra, žinai, ten vėjas per kraštus, tai labai didelė tikimybė, kad kažkuris iš partnerių gali būti red flagas, žinai, nes tarkim, tie linksmieji kalneliai, žinai, tuose santykiuose tada duoda tų tokių, kur, tipo, čia atrodo gerai, čia atrodo blogai, tos kaip ir aistros yra, čia toks atrodo tave čia, žinai, veža, bet realiai, kaip perspektyviuose santykiuose, kur tu ten, žinai, galbūt norėtum su to žmogum praleisti galbūt visą gyvenimą, matai, kad tos perspektyvos net nėra, nes, nu, jūs tik tas ir te laiko, žinai. O vat, kai jau tu matai tas perspektyvą, kad su tuo žmogum, žinai, čia kažkas būtų. Perspektyva. Pati tas perspektyva. Ne, man perspektyva. Įdomiai nuskambėjo. Nu. Tai žodžiu, jeigu matai, žinai, tą perspektyvą, tiem ilgiem, žinai, santykiam, gal ir tos aistros, žinai, tada nelabai būna tuose santykiuose. Nu, tiesiog, žinai, nes per, kaip čia pasakyti, per laiką, per viską ir gal netgi ir iš tos pačios, žinai, patirties, iš kitų žmonių patirties, nu, tiesiog taip galima sudėliot, kad jeigu, žinai, ten yra kažkokia tais nerealiai aistra, tai, žinai, atrodo, ten tų santykių nenusimato. Jeigu ten tos aistros nelabai yra, bet ten matai, kad sveiki, gražus santykiai, kur tu gali su to partneriu, žinai, kažką planuoti ir tikėtis kažko, žinai, ilgai, gražiai ir laimingai. Kažkas tokio. Tai noriu pasakyti, kad nebūna package, žinai, kad ir tas. Nu, labai retai. Tikrai labai retai. Nes jeigu randi, tai čia manau, kad yra, ta prasme, aukso podas, žinai. Taip tikėtina. Nu, net nežinau, kad, žinai, gal kažkas yra tokio atradę. Gal tik tai sako, žinai, kad yra atradę. Arba gal, žinai, ten gali, tarkim, iš pradžių taip atrodyti, vėliau paskui taip nebeatrodo. Nu, nežinau, šiaip sakau, kiek atrodo pasižiūri, tai toks vaizdas, kad yra arba. Bet jeigu turi ir tą, tai, nu, jo, tada, sakau, aukso podas. Din. Na jo, čia realiai turi pataikinant žmogaus, žinai, kad to tiktų jo charakteris ir jis tiktų tavo lovą, žinai. Tai nuo kurio galo reikia pradėti rinkti, žinai, tai manau, kad gal nuo charakterio, žinai. Tada bent jau tą atrandi, tada vieni testinti kitus galus, žinai. Tai, nes šiaip jo. Taip greičiau atsirinksi, negu pradėsi nuo galo. Ir, žinai, kitas klausimas, ko tu nori, žinai, iš gyvenimo. Tada, ko tu nori iš gyvenimo, iš santykių, gal tu ten, jeigu nenori kažkokių ilgalaikių santykių, tai, žinai, ten tiesiog tada žmonės pasirenka susitikinėti su tuo, su kuo ten, žinai, tokia uždegė, žinai, aistra. Jo, ir toksai, tipo, o čia uždegė, ten bam, žinai, ten kažkiek laiko pabuvo, ten, nežinau, mėnesį, 2, pusmetį. Nu, gal ten, žinai, kažkas ir kokius ten metus, žinai, ištems ir panašiai, bet tiesiog jo taip norėjo, praėjo kažką, aš manau, kad kitas susirado. Jo, nes per daug opšinų yra, žinai, ir ypatingai, kai tu dar esi tame praime, to, kai tave renkasi, žinai, ir tave lengva surasti, žinai. Tai tau labai sunku kažkaip nusitupėti, jeigu tu turi neramę dūšę, žinai, tu nori, čia dar gal pas kaimyną žalesnė žalė, žinai, tai ta prasme sunku, žinai, nusėdėti. Dėl to jo, ir, žinai, jeigu, tarkim, partneris nori kažko kitko, tai vėlgi, žinai, tada jau nepais. O jeigu būtent to nori, nu tai ten tada, žinai, ten, nežinau, ten ugnelės sproginėja, sienos traška, braška, baldai lūžta. Tai šitas tai faktas. Bet tai reiškia, 3 dalykai yra. Turi tikti kaip charakteris, kaip vaibas, žmogus, tau tinkamas tiesiog žmogus turi būti. Turi tikti aistra, lova ir abudu turi būti toj pačioj vietoj, tom pačiam mindsete. Abudu, kad abiems reikia to, žinai, o ne vienas galvoja noriu tos, žinai, draugystės, o kitos, dar noriu aš pačią abiem bam, žinai. Ar kažkas tokio, ten, dabar fokusinsiuos į karjerą. Nu jo, nes šiaip tai, pavyzdžiui, jeigu taip įvertintų tą tokią idealią, žinai, draugystės santykių kažkur, buvau mačius vidosiką su tokiu, kaip čia pasakyti, gal neatsimenu, kas ten kažkokia psichologija ar ten dar kažkas, nu žodžiu, sakė, kad susideda realiai iš tų 3 dalykų kaip bendravimas,
o dabar galvoju, buvimas kartu ir seksas. Nu jo, realiai. Gaunasi, kad seksualūs santykiai, intimumas, bendravimas ir buvimas kartu. Ir taip, jeigu tie, žinai, visi sukrenta, kad jūs turit ir tą, ir tą, ir tą, nu tai čia irgi tokia, žinai, superiniai tada dažnai gaunasi santykiai. Nes jeigu, tarkim, tu ten, pavyzdžiui, jūs ten bendraujat, žinai, ten yra ir tas intimumas, bet, pavyzdžiui, ten, tarkim, dėl to buvimo kartu, ar ten tos gal bendros veiklos, tiksliau, ten, žinai, kažkur tai skertasi, žinai, nu, tai vėl kažkaip kitaip, tada, tarkim, jeigu galbūt ten tos veiklos, žinai, turi, bet, nu, tarkim, trūksta komunikacijos, žinai, tarpusai, ten kažkur nedabendraujat, žinai. Arba, pavyzdžiui, turi tą ir tą, bet ten, tarkim, galbūt sexy life'as jau netoks, žinai. Nu, ir tiesiog būna, kad kažko to trūksta ir jeigu ten, pavyzdžiui, nu, 2, tai dar iš bėdos, tipo 2 iš 3, jeigu yra dar iš bėdos, bet jeigu, tarkim, iš tų visų 3 jūs, tipo, sieja tik tais vienas iš tų dalykų, nu, tai jau viskas, jau iš karto gali sakyti, viso gero, nieko nebus, žinai. Bus labai trumpai viskas. Nelestams. Jo, nes tiesiog labai sunku, nes, pavyzdžiui, jeigu tu, tarkim, kažkuria, kaip ir gaunasi, žinai, tu kasdien vis tiek tos santykiuose esi ir jeigu tu tiesiog kasdien kažko iš tų neturi, ten, pavyzdžiui, galbūt vieną dieną jūs ten, tarkim, tikrai turėsit to bendravimo, žinai, tiesiog ten kažkiek ten galbūt šnekėsitės, tas toksai jausit tą vaibą, žinai, to viso ten pasakoma, dar kažką tau pasakos, tu pasakosi, žinai, ir tiesiog ta diena jau jausis, nu jau jauti, kad ta diena tokia afigiena, žinai. Gal ten kitą kartą jūs kažką veiksit, kažkur varysit, žinai, ten susigalvoja ir taip toliau. Gal ten, nežinau, dar kitą dieną ten galvoj, žinai, valiositės visą dieną. Nu, žodžiu, bet esmė tokia, kad vis tiek kažkas vis gausis, kad jeigu kažko nėra, kažkas kitkas vadinasi yra. Ir taip tiesiog, žinai, sukasi tas ratukas, nes kažkas kažką papildo. Jeigu ten, žinai, būtų vos ne, kad tipo tarp jūsų ten tik kažkokia aistra yra, tai ten, žinai, jeigu tą dieną seksiuko neturėjai, tai jau pizė gyvenimas, karočiui, jau sugriuvo, nes maždaug nieko kitko daugiau nėra. Esmė turi būti gilesnis iš negu seksiukas, žinai, ir tai šiaip vyrui, kad jis to dėmesio daug duotų, tai turi moteris traukti, žinai, fiziškai. Jo. Nes tada, kai ta trauka yra, žinai, tada vyras, nu, žinai, kai būna, kai nauji santykiai ir kai matai, kad kita pusė susidomėjusi tavim stipriai ir tada daug tau dėmesio duoda, nes to dėmesio duoda dėl to, kad labai susidomėjusi tavim yra. Nes jeigu nėra tos traukos fizinės, žinai, tai tada tas žmogus, nu, neskirs tiek dėmesio, žinai, nes dabar tų išnaudoti laiką laisvą yra begalė būdų ir ir šiaip chatinti su ten žiūrėti socialinė medija, nu ten visko yra, jeigu tu nebus tau įdomu, tai tu neskirsi to pakankamai laiko. Net kaip pavyzdį turiu tokį neįvardintą porą, kuri vyrukas merginą tiesiog atstumia, žinai. Ir, nu, jie santykiuose kurį laiką, žinai, yra ir aš tai jai sakau, kad, nu, čia jau yra labai reflegas didelis, kai jeigu vyras nepasileidžia jau santykiuose moters, tai jau čia, mano nuomonė, toks, kaip ant skyrybų, žinai, kai vyras nori skirtis, bet nepasako, kad skiriasi, skiriamas, žinai. Nu jo, nes toksai gaunasi, kad tada pradeda daryti taip, kad, žinai, kažkaip atstumtų, nu ir tiesiog natūraliai tikisi, kad ta kita pusė, žinai, pasakys, arba tiesiog, kaip ir sakai, natūraliai, žinai, viskas susibaigs, kur galiausiai bus susėdę, nu, žinai, tai turbūt mums nepakeliui, nes viskas taip ir taip yra. Žinai, tai būna jaunesni, net nemoka pasakyti, kad nepakeliui ir būna pripratę patogu gyventi, žinai. Tiesiog toliau tempia togumą, žinai, nes ir būna ir finansiškai, žinai, patogiau dviese, ten ir butą nuomotis, ir mokesčius mokėti. Jau pripratęs, ten to buitis, viskas, žinai, tai, nu, žodžiu, čia reikia džiaugtis, ką... Čia nurašai ant tų jaunesnių, ne, kad čia taip jaunesni taip daro. Ne, čia tik tai, tai visi taip daro, bet čia kaip pavyzdys buvo tik tiesiog. Na, bendrai jo, nes iš tikrųjų aš manau, kad bet kokiu atveju labai sunku yra, nu, tokį dalyką pasakyti, žinai, kur ten tipo, nežinau, čia taip ir anaip, ir čia vos nežinai, davai skirimės. Nu, tai yra, ką žinau, čia bet kuriam, man atrodo, taip yra sunku. Nebent tu ten, žinai, ant visko dėjęs ir ten sakys, žinai, man kažkaip tai stebė faina, tai davai tada. Čiau.
Aš manau, kad turi būti toksai labai pažeista širdim, kad taip darytum, žinai, nes jeigu tu esi įskaudintas, tai tau tada lengva kitus atstum, žinai. Tada tai, žinai, gaunasi, kad, žinai, laisvą kairę dešinę. Nu gerai, dabar tu eik nafik, aš daug kitą susirasiu, žinai. Tai, Na tikrai, tokių būna, tai... Tai va, tai... Kokia sekanti tema? Atstumas santykiuose stiprina ar silpnina santykius, turbūt taip. Nu, aš manau, kad atrodo, stiprina. Man kaip tik atrodo, kad silpnina. Priklauso... Nu, gal priklauso nuo to, kiek... koks atstumas. Ir šiaip, kiek jau buvo įdirbio, žinai. Nes, nu, jeigu tu ten jau daug metų su ta antra pusė, žinai, ir pripratęs prie jos ir neišvažiuoja kažkur toli, tada tu pasigendi labai to. Jeigu buvo gerai santykiai, žinai. Nu, jeigu tu turi, jeigu tu, tarkim, turi šitą variantą, kur tu, pavyzdžiui, esi santykiuose yra ten, galbūt, tarkim, susiklostė darbas, dar kažkas, tai gal galima būtų pasakyti, kad stiprina, nes jeigu tu tą, žinai, praeini, visą šitą ištviri ir toliau jūsų santykiai paeina, tai tada gaunasi, kad juos kaip tik sustiprino. Bet aišku, būna ir tokių, kurie įsiskiria po tokių bairių, kur, tipo, žinai, sako, kad negaliu, žinai, taip gyventi, nes, vat, norėjusi, kad ten būtum šalia ir taip toliau, ir tiesiog tada, žinai, gaunasi, kad dar labiau atitolsta. Bet jeigu taip paėmus, pavyzdžiui, kad ir, tarkim, pradžią, nu, vat, kažkokią tai santykių, nu, tai... Lembački, nu gal labiau, žinai, silpnintų vien tik tais dėl to, kad jeigu tu nori, kad tas žmogus visą laiką būtų, žinai, šalia, arba bent jau kiek įmanoma daugiau, nu tai, sakau, dar aišku klausimas, koks tas atstumas. Čia, žinai, jeigu Lietuvoje, tai ten iš miesto į miestą tikrai gali nuvaryti. Taip, bet, kad tas pavyzdžiui, kad ir iš tų didmiesčių, žinai, tarp tų didmiesčių važinėt savaitgaliais, bet irgi gaunas, žinai, kai esi tas žmogus tam pačiam mieste, žinai, tai patogu, gerai, rytoj vakare atvarau, žinai, tausme, pys. O čia gaunasi savaitgalinis toksai, žinai, tai ar vienas savaitgalis, vienas galą, vieną važiuoja, kitas į kitą, ir toksai ten lagaminų, žinai, kaip koks verslininkas gaunasi. Aišku, smagu iš pradžių tą kitą miestą patirti, bet vis tiek tas blaškymasis gaunasi. Turiu tada, jeigu nori kažką sieti savo ateitį, žinai, turiu kažkur jau vienas iš jų turi tą miestą tiesiog pakeisti. Nu jo, nes kažkaip tada irgi arba pakeisti, žinai, miestą ar pas vieną ar pas kitą atsikrausti, arba iš vis tada išsirinkti kitą miestą, kad ir vienas ir kitas krausti. Tai kad tų miestų tiek Lietuvoje nėra didelių, kad galėtum čia. Gerai, iš Vilnių tu Kaune kur tu varom, į Klaipėdą. O Klaipėda biškai mažesnė. Nu jo. Tai tada žinai rinkės, ar čia Kaunas, ar čia Vilnius, ar čia, žinai, sakai, davai į Elektrėnus kraustumės. Per vidurį. Nu, kažkur ten, žinai, per viduriuką, kur tipo abiem, žinai, vienodai į vieną ir kitą galą važiuoti. Nežinau, toks. Čia manau, kad sudėtingas reikalas yra čia, kai iš kitų miestų čia. Man atrodo, kad, nežinau, gal mūsų klausytojai paneigs, bet man atrodo, kad šitos kiek esu girdėjęs, mažusios international tokios draugystės tarp kitų miestų nelestina ilgai. Tas metai būna pasibaigę fiasko. Nežinau, gal ir yra kaip istorijų. Tai nežinau, šituo atveju, jeigu tai paėmus, tai aš vis dėlto gal už tai, kad visgi silpnina, žinai. Nu, čia mano asmeninė, žinai, nuomonė. Nes tiesiog... Atstumas blogai. Turi būti žmogus šone, kad kažką statyti, kaip sakoma. Kažkaip tai jo, tada, žinai, visai kitaip ten tie santykiai, žinai, vyksta. Bet... Nieko nesakau, yra kas sutveria, žinai, juos, bet... Bet, pavyzdžiui, mūsų santykiai. Aš išvažiavau. Mūsų santykiai sustiprėjo. Važiuoja, sustiprėjo. Mūsų santykiai sustiprėjo iš tikrųjų, jeigu tai paėmus. Tai atstumas mum į naudą išėjo, bet mes nesam įprasta pora, mes draugai. Bro pora. Bro couple. Couple. Tu žiūrėk, kad bro couple. Bro couple. Čia kai nusikerti paną Palangoje ir gaunas vietoj panos geriausia draugė. Bet čia prikolas, rimtai kaip pagalvojus. Kaip būtum pagalvos, kad du kauniečiai Palangoje susitiks? Tiesiog. Random. Maždaug kur važiuoji, tai tą patį miestą, kur ir tu. Atsimenu, ten sutrašinėjau. Bet ir tai mes kažkaip tais... Kaunas. Kažkaip ne iš karto išsiaiškinom. Bet mes ten kažkaip tais jo. Ir man atrodo, žinok, mes išsiaiškinom net ne tada, kai bendravom Palangoje. Ne, vėliau. Bet jau kai bendravom per Messengerį. Jo, jau kai mes žinutėmis bendravom, tik tada išsiaiškinom, kad abudu Kaune gyvenam.
tolimesnis atstumas, bet vis tiek nuo Kaune, tai galvoju, va čia tai geras. Prikolas čia buvo. Čia buvo geras užbliūdėjimas mano miške, pats geriausias. Fainai, kad užbliūdėjai. Nu. Tai va, ką reiškia, kartais reikia autopilotų varyti. Ką? Sakau, užgrūdinam draugystę dabar čia taip. Nu. Tai. Matai, tas toksai va, kaip šitas, pavyzdžiui, atstumas, tai parodė testas draugystė, žinai. Ne ta intimė draugystė, bet šiaip draugystė, žinai, testas. Nes, nu, ne visi moka palaikyti ir nori palaikyti ryšį per atstumą, žinai, nes kai kitiem tai yra sudėtinga, jie tiesiog reikia, kadangi tų žmonių tiek daug yra, jie visi renkasi, kas pašonė yra. O kai tu atsirandi, tada jau bendrauja. Bet tai dar valu yra. Nu jo, aš tai dar visai džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, atsiprašau labai, kad būtų vienu metu nusižiavom. Jo, geras, tai, žodžiu, kad ir su savo draugeška irgi iš UK eina, žinai, taip pačiai irgi bendrauti, nu kažkaip neužmirštam, žinai, viena kitos ir vat, kaip jinai grįžta, žinai, ten irgi stengiamės susitikti. Nu, tikrai irgi yra fainai, žinai, bet sakau, mes tai čia iš vis, ta prasme, tas mūsų toksai kas savaitinis pabendravimas, tai čia iš visko. Aš džiaugiuosi labai šitų projektų, kad aš jį taip sugalvojau, nes norėjau kažką daryti ir galvoju, čia bus, jeigu tavai kalbėsiu, bus labai naudinga mūsų bendravimui, žinai, nes turėsim dedikuotą laiką bendrauti, plus turim vieną kitą klausytoją, tai kuriais labai džiaugiamės, kas skiriam valandėlę per savaitę. Kurių galbūt dar neužknisom. Nu, gal užknisom kažkurios, gal kiti nauji atėjo, mes matai dabar biškį rebrandinimą pasidarėm iš tokio, iš tuščio į kiaurą, biškį bandom kažką užnekėt. Dabar gal kita auditorija renkasi. Iš tuščiai kiaurai temas perėjom. Į temą, dabar tema, ne tema. Tai, va, tai paskutinė temutė šiandien, tomutė konfliktai. Ar jie būtini augimui santykiuose? Ar konfliktai normalu yra? Ar reikia sutikti su antra pusė, ar visada reikia rodyti savo nuomonę? Ta prasme, nes būna, žinai, ir spaustas poras, pavyzdžiui, kitos, kurios tiesiog neturi žodžio, kur būna viena paėmus stipresnė pusė, žinai, valdžia. Šiaip manau, kad turėtų, žinai, tik viena, tik kita pusė išsakyti savo nuomonę ir jeigu ten, tarkim, toj vietoj ta nuomonė išsiskirs, gal kažkur ir konfliktas bus, manau, tai neišvengiama. Bet kartais būna, žinai, kad gali ir sutikti su to, kad, tarkim, vienas galbūt kažką nori veikti ar kažkur važiuoti, ar dar kažkaip ir tiesiog kito nuomonė irgi sutampa, tai labai gerai. Arba tiesiog, žinai, būna, davai mes šiandien varom ten, o rytoj varysim ten. Ir taip pasako, davai mes ten varom šiandien, o va ten varysim rytoj. Nu, taip atvirkščiai, žinai, kažkaip, arba dar kažkaip. Nu, ir tu tiesiog pasidėlioji, žinai, dalykus, arba ten kitą kartą, nežinau, kažkur nori, ką žinau, į koncertą, nori atostogų, nori kažkur išlėkti, tada irgi galvoji galbūt ten, tarkim, ar į kitą šalį, ar kad ir čia, tarkim, Lietuvoje. Ir, nu, tiesiog tos nuomonės, žinai, gali įsiskirti. Ir aš tikiu, kad galima netgi ir susipykti, kai nuomonė išsiskiria, aš nieko nesakau, nes... Taip. Nes kartais aš irgi, žinai, ten būna, kur sakau, blemba, žinok, mes susipyksim, žinai. Ir man tas nebesvai gerai. Sakau, bet žinai, man taip atrodo, o man taip atrodo. Nu ir gerai, mano nuomonė tokia, tavo tokia, viskas. Всё, žinai. Bet tai gražia forma, viskas tvarkai, žinai, tu pamatai, identifikuoji tą, kad jūs pyksitės, tu nenori, kad jūs pyktumėtės, ir tada viską nuleidi gražia forma, žinai. Nu, žinok, Vietoj to, kartais kad būna... tai suveikia. Jo, bet kartais, žinok, būna, kad ir ne aš perteikiu šitaip. Nu, būna, kad ir mane netgi kartais, žinai, nuramina, kur tipo aš ten bandau, žinai, užsiplėksti, bet kažkaip mane nuramina ir to konflikto, žinai, išvengiam. Kita kartą būna, kad aš, žinai, galbūt nuraminu. Ir šiaip pastebėjau vieną tokį dalyką, kad galbūt taip yra visai gerai, kad, tarkim, žinai, būna tokių dienų kaip tyčia, ne, kur, tipo, niekas nesiseka, esi pikta, ten pykstant viso pasaulio ir ant save, žinai.
Tai pastebėjau tokį dalyką, kad jeigu aš esu, tarkim, pikta, tai mano antra pusė nebus pikta. Nu, tipo, kažkaip matau, kad geresnė, žinai, ten ta nuotaika ir kažkaip galbūt dar bando išlaviruoti, kad ir aš, žinai, kažkaip mano nuotaika pasikeistų. Ir atvirkščiai, jeigu mano nuotaika, nu, ten, tarkim, jeigu maniškės nuotaika prasta, žinai, tai mano kažkaip liktais tuo momentu atrodo geresnė, nes dar kaip tik, man atrodo, dabar galvoju, ar čia trečiadienį, kažkuria tais dieną buvo taip, kad irgi, žinai, buvo pikta. Ir aš sakau, žinai ką sakau, aš pastebėjau vieną dalyką, kad sakau, jeigu aš pikta, tai, tipo, tu gerai nusiteikus, o jeigu tu pikta, tai aš blogai nusiteikus. Nu, tipo, aš tada gerai nusiteikus. Kažkaip sakau, nebūnam vienu metu, žinai, piktos, jo, toksai. Jo, ir tiesiog kažkaip tais gaunasi, kad, aišku, nesakau, kad nebūna taip, kad, nu, kad visą laiką, žinai, priešingai, bet nu, būna, kur, sakau, abidvi ten gerom, žinai, nuotaikom, kažką kažkur, žinai, lekiam, bet kol kas bent jau, nežinau, ar buvo pasitaikę, kad, tipo, abi vienu metu būtume piktos, gal buvo, žinai, ten koks vienas ar maks keli kartai, bet aš džiaugiuosi dėl to, kad supranti, nes kartais būna, kai ta tavo tokia žiauri bloga nuotaika, nu, tu tikrai atrodo, ieškosi pripiskio atsiprašant, žinai, kad vos ne dar kažkam ten, žinai, sugadinta nuotaika. Nu, bet čia nespecialiai, tiesiog netyčia taip, žinai, gaundas, nes tu nusižiauri pikta ir tave kažkas sunervino ir dabar tu turi kažką sunervinti, nes taigi tokia grandinė turi, žinai, praeiti. O tai gal čia susiję tas su tom blogom dienom, žinai, tas piktumas? Šiaip, žinok, irgi gali būti, nes esmė tokia, kad supranti, nes panas, jo, iš tikrųjų, esmė tame, kad tas ciklas tai, žinai, veikia ir šituo atveju, jo, išsiskiria, tai gal ir, aš net kažkurį kartą pagalvojau, gal ir gerai, kad išsiskiria, nes bent jau, žinai, nebūna vienu dėl to jūs ne vienu metu piktos. Jo, ir toksai, žinai, kur, tipo, bent jau, žinai, neužmušam viena kitos. Tai ką, žinau, pagalvoju, sakau, tas yra gerai, kad bent jau, žinai, tada kažkaip tai išeina tas palaikymas, tai jeigu, žinai, kaip pagalvojus, aš ten negaliu, žinai, atiduoti 100% savo jėgų tai dienai, galbūt galiu tik tais 5%, žinai, tai gal tą kitą 5%, žinai, ir jinai mane, nu kaip čia, palaikys, žinai, ten galbūt kitą kartą, žiūrėk, aš iš vis neturėsiu jėgų, ten, žinai, gal būsiu tokia, kur jau ten, žinai, nieko nenoriu, bet ten, tarkim, ten, aš turėsiu, žinai, 20% energijos, žinai, aš tom, arba atvirkščiai, nu tiesiog kažkaip vis tiek, žinai, bandai vieną kitą palaikyti, nors kartais ir tikrai būna, žinai, kur ten galbūt gali suerzinti blembaškai, kur tu čia taip, tai ko tu čia pyksti, žinai, va, tai kas čia tau negerai, žinai, bet taigi man irgi tokių dienų būna, tau, manau, tokių dienų būna, aš šituo atveju, žinai, dar įdomesnis variantas iš tikrųjų yra tarp, nu, kaip tarp, va, pavyzdžiui, tavo atveju būtų tarp vyro ir moters, žinai, nes, pavyzdžiui, čia, tai, žinai, dvi panos, tai čia, nu, iš vis, nu, atrodo... Iš kitokia dinamika yra negu įprasta. Tai, žinai, nes, nu, šiuo atveju kaip ir būna, žinai, tas tipo, kaip sako, kad dažniausiai vyrai kažkiek nusileidžia moterų bairiams. Matai, moteris labai emocingos yra ir vyrai nėra tokie emocingi, nepriima taip, pabiškai, čil viską priema, žinai, visus dalykus, nepergina tiek daug, žinai, ar ne, taip agresyviai gal taip nereaguoja dalykų, žinai, tai jeigu ta žmona ar ten draugė agresyvesnė biški, tai yra buvę, aš neneigsiu, man yra buvę tokių variantų santuokoje. Nu. Tai, žinai, aš maks pasikeičiau, buvau šiaip spaustas toksai po padu. Tai tu realiai visą laiką nusileisdavo ir kaip būdavo? Jo, nes jinai tokia būdavo griežtesnė, žinai, tokių charakterių, žinai, griežtų charakterių, tokių, žinai, kur jeigu ginčysies vis tiek bus ne tavo viršus, tai Čia, kur, žinai, maždaug jin pati prisidirbo, bet tu dar kaltas likai. Nu jo, galima taip sakyti. Iš tos serijos? Nu jo. Jo, žinau, tokių tipažų irgi būna, tai čia. Tai, žinai, čia, kai žinai, renkiesi moterį nesu ta galva, tai bus, kaip taip atsitinka. Būna. Bet šiaip jo, žinai, kaip pagalvojus, nepaisant to, ar čia, žinai, yra santykiai tarp vyro ir moters, ar ten tarp dviejų moterų gali būti, bet irgi tas pats variantas, kad kai kurios yra irgi iš tų tokių, žinai, dominuojančių, kur tipo atrodytų, kad vos neturėtų būti, net nežinau, visą laiką teisios arba viskas pagal jas ir kur ten, žinai, kažką vos ne pati pridirbo, žinai, ir dar bando išvartyti, kad čia tavo kaltė ir, tu prasme, ir tu taip, ta prasme, aš čia ką dabar atsiprašyti turiu? Ne. Žinai. Jo, būtent tos dominuojančius kartais net pasiema savo vyrą ar
draugą tokį biškį ramesnį, žinai, kad galėtų tiesiog pareguliuoti jį pagal save ir tokį ramų gyvenimą turėti, žinai, tas jau finansus čia atneša, žinai, čia aš viskas reguliuoju, žinai, moteris dominuojanti, žinai, čia vaikai ten, čia tas ten. Bet čia gal ir harmonija tokia visai nebloga būna, nežinai, tas toksai tipo... Taip, manau, kad tinka, jeigu tas yra patenkintas, tai jo, būna, kad susidur. Priešingybės traukia. Jo, nes jeigu, žinai, būtų tokie būdų dominuojantis, tai jau biški gal ir tų, žinai, konfliktų būtų daugiau. Bet jeigu taip tiesiog, žinai, grįžtant prie tos temos ar konfliktai būtini augimui, tai pramačkai net nežinau, kaip čia dabar padaryti išvadas, bet tarkim, jeigu viskas eina, žinai, tokia tiesiog pasroviui ir nieks niekur neišlenda, kad čia, tarkim, neįvyksta jokio, žinai, konflikto, tai kartais tai kaip tik gali reikšti galbūt pabaigą, nes viskas juda link niekur. Nevyksta jokių aiškinimų. Nieko nevyksta, jo, nes tiesiog, ta prasme, tu gaunasi, kad tiesiog plauki pasroviui ir viskas, žinai. Bet kita vertus gal tiesiog taip klostosi, žinai, tiesiog. Nebūna idealių, taigi. Aš ir kažkaip nemanau. Būna perfekt, siek būna kažkiek turi už save pastovėti. Tas už save pastovėjimas daug duoda tokio, žinai, balanso tarp abiejų pusių, žinai, kad tada supranta antrą pusę, žinai, kad tu čia gali už save pastovėti, tada gal ne taip šis bužin, žinai. Nes yra pažįstamų tų porų, žinai, kur matau, kad už save pastovėti bičias moka, žinai, tai respektas tokiam. Kad ir kokia ten ta žmona, žinai, mėgsta reguliuoti reikalus. Jis vis tiek savo turi, žinai, tai su stuburu yra, bičių yra. Tai džiugu. Tikrai yra, nieko nesakau, tikrai yra. Ir kaip pagalvos gal šitoj vietoj, kad gal kars nuo karto, žinai, to konfliktukų visai reikia, kad čia kažkas, žinai, klostytųsi toliau. Klostytųsi. Jo, toksai klostytų. Geročiau. Supratai. Konstitutė. Jo, grinai toks, kur užstringa, žinai, žodis. Labai fainai visiškai. Atrodė fainai jūsų plovimo ceremonija, kai dvi panos, 2 golfai ir 1 plovykla. Ir skirtingos putytės. Putos. Ir skirtingos putytės plauna mašinos, jo. Jo, nesakau, atrodytų, žinai, angarai vien šalia, tie važiavimai boksai vien šalia kito. Ne, ir vieno puta ten eina tokia, žinai, skistoko, kita tokia tiršta, tai, žinai, toks grinai, vienoj pusėje tokia vos nelatė, kitoj pusėje ten, nežinau, tokia praskiesta, žinai, tai toksai buvo jau. Bet jau smagu, ne, biškai šilčiau, ne, jau jaučiasi. Jo, žymiai smagiau. Tai kažkaip tai fainai, žinai, ir mašinytė jau nusiplaut nebe taip šalta. Žmonės gal biškai šipsotis pradėjo. Ir jau pradėjo. saulytė šviečia. Taip, nes ir saulytė, žinai, šviečia, jėtus kaip smagu. Ir aišku, dar biški tamsoka vakarais, bet žinai, ne taip greitai, bent jau temsta kaip žiemą. Jau vis tiek po truputį pradėjo ilgėti vakarai, tai žiauriai smagu. Šiaip jaučiasi ir ryte jau to šviesiau, anksčiau švinta, žinai, vakare vėliau tamsta, fainai, kad tai ne tą pusę. Ryte kartais būna, kad maždaug aš kažkaip nepramigau darbą. Aš tokį jau kelis kartus taip esu. Nes pažiūriu, kad švieso, ne? Taip pasižiūriu, galvoju, blema, kiek čia tų valandų pasižiūriu, ten tarkim, nežinau, kokios, ten be kažkiek, žinai, 7 arba ten, tiesiog matai, kad tau dar nelaikas keltis ir taip, geras, aš jau maniau, kad pramiegojau. Nes pagalvoju, gal netyčia, žinai, laikrodis nesuveikė šį kartą. Tiesiog, taip kartais gali būti. Kadangi taip yra buvę, tai pasitikslinu dar, žinai. Aš tai naudoju laikrodį Smart su vibracija atsikeliu, tai labai sunku būtų pramazinti, žinai, kai vibruojant tavo rankos. Tai... Šiaip pas mane, matai, gaunasi, kad irgi tas žadintuvas kiekvieną rytą nustatytas. Pas mane nustatyta, kad jis kiekvieną rytą skambėtų. Bet jis galvoja, o vdruk netyčia išjungiau, žinai. Tai pasitaiko tokių variantų. Tai tu ten stalčių kažką galėtų įsijungti tavo vibruotų, kad tokį backup. Dėl viso pikto, žinai, nustatyti. Kas čia? Ai, čia mano backupas. Čia irgi, žinai, smart vibration. Smart vibration. Vaiba užkredite. Maždaug dabar žiūriu į savo rankas ir kur aš jas mėlynai dažytos.
Jau tiek ploviau viską, bet vis tiek dar tokie, žinai, Jo, yra jo, vietomis, bus, kur dar bus, mėlyna, galvoju, kaip aš šveisiu tas rankas. Tau reikėjo užsidėti tas pirštinės chirurginės. Aš žinok, buvau užsidėjus, tada jos suplyšo, tada susinervinau, išmečiau, nes galvojau, kad nedažysiu. Bet tada nusprendžiau dažyti ir tada įsipurinau rankas ir tada supratau, kad nereikėjo išmesti pirštinių. Pasileidai. Tai va, jau prasileidau. Nu, bet taip dažniausiai ir būna, nes maždaug jeigu jau viską, žinai, atsikratai, kur sakai, viskas jau nebedarysiu šito darbo ir būtinai padarai. Bet nieko nusiplaustant, tai reikalai, žinai, nesmė. Aišku, kad nusiplaus. Tai va, tai baigiam šios dienos epizodą 32. Labai malonu, kad buvot su mumis. Ačiū, kad klausėt ir už savaitės bus nauja tema. Šitą įveikiam per 2 epizodus. Temos vadinimas komunikacija. 23 epizodas, tai prisijungite kitą trečiadienį. O dabar poviliukas eis editinti viską, krauti YouTube'ą, į Spotify'ų, į TikTok'ą, į Instagram'ą, į dar karvelį išsiųsiu, dėsiu USB jam ant kojos ir karvelį išsiųsiu į cloudą. tai dabar bus valandėlė, dar pusė yra 11. Tai iki vidurnakčio ketvirtadienį šiandien, iki vidurnakčio išeis Lietuvos laiko. Tai va, tai... Very good. Ką tu veiksi vėliau? Aš tai manau, kad jau reikia eiti į dušiuką. Dušiuką. Ir į lovytę. Ir liuliuką. Ir pailsėti, nes rytoj biškį anksčiau reikės atsikelti, kadangi su viena mašina važiuojam į darbą. Matau. Tai vat. Tai labai ačiū tau, Krišta, už Hare Krishna, kad tu skyrei biškį laiko. Valandėlės, smagu. Kai visą laiką it's a privilege. Tai iki kito eterio, kitą trečiadienį, 23 serija. Iki sekančio. Ačiū, kad klausot, Hebra. Ačiū jums ir eikiukas. Gerą vakarą, pasidžiaukit pavasariu. Čiau, pakau. Čiau, pakau, braškės.